3 žingsnių kvėpavimo pauzė. Leiskime sau atsisėsti arba atsistoti tiesiai, ramiai, be įsitempimo. Jeigu norime, galime užmerkti akis. Ir leiskime sau įsisąmoninti visas patirtis. Galime sau užduoti klausimą, ką aš patiriu šiuo metu. Kokios mintys man sukasi galvoje. Kiek galime, pripažinkime šias mintis kaip smegenų produktus arba tiesiog kaip mintis. Galime sau užduoti klausimą, kokias emocijas ar jausmus šiuo metu aš jaučiu. Kiek galime, pripažinkime visas emocijas patiriamas šiuo metu. Nesvarbu, patinka jos mums ar nepatinka. Taip pat galime savęs paklausti, kokius kūno pojūčius šiuo metu aš jaučiu. Galbūt įtampą, sunkumą ar diskomfortą tam tikrose kūno vietose. Tiesiog leiskime sau įsisąmoninti ir priimti visas savo patirtis, kurios yra šiuo metu. Vengiant jas nuneigti, o tiesiog pripažįstant, kad jos tokios yra. Pripažinkime ir priimkime realybę, kad ir kokia ji bebūtų. Dabar švelniai nukreipkime savo dėmesį į kvėpavimą. Susiaurinkime savo dėmesio lauką ir susikoncentruokime tik į kvėpavimą. Pastebėdami visas 4 jo ciklo dalis pasirinktoje kūno vietoje. Mes naudojame kvėpavimą tarsi inkarą, kuris padeda mums susijungti su dabartimi, su realybe, su esamu momentu. Tiesiog leiskime sau įsisąmoninti savo įkvėpimą ir iškvėpimą. Stenkime sutelkę išlaikyti savo dėmesį ties kvėpavimu. Įkvėpimu ir iškvėpimu. Tai tarsi kaip išminties pauzė prieš reaguojant bet kokią situaciją. Dabar pabandykime praplėsti savo dėmesio lauką už kvėpavimo ribų. Ir atsiverkime bet kokiai patirčiai, kokia ji bebūtų. Įsisąmoninkime savo kūno padėtį. Kūną kaip visumą bei atskiras kūno dalis, savo veido išraišką. Atsiverkime pasauliui, įjungdami savo smalsumą bei naujoko protą, tarsi pailsėję po kvėpavimo pauzės ir turėdami daugiau galimybių.
Jeigu patiriame nemalonias patirtis, jas irgi galime priimti su atvirumu ir geranoriškumu bei smalsiu tyrinėjimu.